Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – gyventi meilėje. Kūnas yra nuostabi Dievo dovana. Dievas sukūrė žmones į save panašius. Davė jiems kūną, kad galėtų save išreikšti ir bendrauti. Davė protą, kad galėtų mąstyti, davė širdį, kad galėtų mylėti. Koks nuostabus žmogaus veidas, kiek daug galima pasakyti vien akių žvilgsniu arba vien balso skambesiu. Kiek daug pasako išraiška. Ar niekada nepagalvojote apie rankas, gebančias atlikti sudėtingiausius veiksmus, raumenis, kojų lankstumą ir tvirtumą? Koks nuostabus kūrinys. Kūnas tai Dievo dovana, kurią reikia saugoti ir gerbti. Dėl to kūną reikia saugoti, gerbti, prižiūrėti, vengti visko, kas galėtų pakenkti sveikatai. Mes dėkojame Dievui už šią dovaną ir jaučiame pareigą ją gerai naudotis. Šventajame rašte parašyta, jog kūnas vyrui ir moteriai buvo duotas ne savimeiliai ar netyriems geismams patenkinti, o bendram gyvenimui ir nuoširdžiai tarpusavio meiliai. To reikalauja 6 Dievo įsakymas. Dievas sukūrė vyrą ir moterį vienodai kilnius ir tarp savęs lygius. Kitokie jie yra tik savo kūnu ir vidiniu pasauliu. Skirtumai tarp vyrų ir moterų, tarp berniukų ir mergaičių yra Dievo sukurti. Dėl to jie yra geri. Jėzus sako, nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos. Ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, žmogus te neišskiria. Dievas nori, kad vyras ir moteris susituokę visada gyventų vienybėje ir meilėje, kad priimtų vaikus, kuriuos Dievas jiems duoda, kad šeimoje vieni kitus mylėtų ir vieni kitiems padėtų. Dievas yra meilė. Šeima, kurioje viešpatauja tarpusavio sugyvenimas, pagarba ir meilė, yra pats gražiausias Dievo paveikslas pasaulyje. Visi turi rūpintis darniu šeimos gyvenimu. Vaikai savo tyrų veidų sušildo tėvų tarpusavio meilę. Reikia atsiminti, kad santaika ir meilė yra nieku nepamainomas šeimos turtas. Berniukai ir mergaitės. Jūs gerai žinote, kad berniukai ir mergaitės ne visuomet sutaria. Dažnai jie būna nepagristai vieni prieš kitus nusistatę ir sugalvoja visokiausių kaltinimų. Berniukai galvoja ir sako, kad mergaitės yra plepės, pamaivos, veidmainės, skundikės, visuomet greitos apskųsti mokytojai. Kartais nenori su jomis žaisti, kadangi jos yra bobos. Kita vertus, mergaitės atsimoka tuo pačiu. Jos sako, kad berniukai yra šiurkštus, neklaužados, mušeikos. Jiems terūpi per dienas kamuolį spardyti. Ugdyti draugiškumą savyje. Berniukai ir mergaitės kartu auga. Kartu lanko mokyklą, kartu žaidžia. Štai ir jūs jau keli metai esate klasės draugai.
Labai svarbu, kad kartu augdami ugdytumėte tikrą draugystę, tarpusavio supratimą ir pagarbą. Paklausykite keletos patarlių apie draugystę. Pirma, kas nori kitus prausti, pats turi būti nupraustas. Kita, nebūk saldus, sulaižys, nebūk kartus, išspjaus. Pažadėk, o netitesėk, būsi amžinas bičiulis. Draugą bėdoje pažinsi. Taigi, mokiniai, atsakykite į keletą klausimų. Kaip jūs manote, ar teisinga taip galvoti, kad berniukai ir mergaitės mokykloje negali draugauti? Ką reiškia būti draugais? Kaip tampama draugais? Kurios iš mano minėtų patarlių yra teisingos, o kurios ne? Mokiniai, ačiū už pamąstymus. Šios dienos mūsų pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.